Sveiki žiūrovai, šiandien esu Panevėžyje pas Edviną svečiuose ir turime neįprastą video. Šis video bus skirtas audiofilams ir šiandien kalbėsim apie ikoniškasias quad elektrostatinės kolonėlės. Tai Edvinas turi SL63 modelio kolonėlės ir yra nemažai su jomis pasidarbavęs, atlikęs projektų, remonto darbų ir turi jau kurį laiką, tai pasidalins savo nuomonę ir papasakos apie jas ir apie savo audio sistemą. Na tai Edvinai, dabar norėčiau išgirsti istoriją, kokia buvo pradžia tavo su tais kvadais, nuo ko pradėjai? Pirkau kalną, kaip restauracijos projektai, nežinau, ten 6, man atrodo, komplektas iš viso. Buvo keli komplektai 63, keli komplektai 57 SL. Biški pasibandęs SL 57 palikau šone, nepatiko garso braižas pats, toks biški skambantis galvoj labiau negu kad erdvę užpildyti, toks keistas ganėtinai skambesys, tai per laiką pasidarė varginantis, tai palikau šone, o atsirestauravau 63 ir kuo puikiausiai groja. Ir žemos sočiai, aukštas geras, detalumo sočiai, vokalas gražus, ko daugiau reikia. Tai va, dabar teko paklausyti, pačiai pradžiai nefilmavom video, paklausiau keletą valandų, atsivežiau ir savo CD grotuvą ir paklausėm Edvardo Bielskio sukonstruotą stiprintuvą ir tavo stiprintuvą. O kokį mes stiprintuvą dabar klausom? Mes klausėm EZ Audio stiprintuvėlį, aišku, jis buvo biški mano rankų pridėta, truputėlį buvo ir pasproginėjęs jis man per laiką ir biški ir tampėlės pasimažinau, dabar man jis puikiai groja, kiek aš jį beklausyčiau, ar ten visą dieną, ar ten valandą ir kaip ir viskas tvarkoja. Tai va, EZ Audio stiprintuvėlis. Klausau pagrindę per RME DI2 DAC Pro versiją, klausau Tidal Master Quality ir ir laidukai realiai signaliniai mano daryti. Turėjau kažkada galimybę, gavau Kardas Audio angliškų kabelių, tai iš jų pasigaminau signalinis kabelis. O kolonėlių kabeliai nuo stiprintuvo, tai yra mūsų vietinės liaudės meistro, tai Pera Acoustics, irgi labai geri kabeliai, patiko ir naudoju jau ilgą laiką. Tai aš dabar pastebėjimus kelis pasakysiu. Quad elektrostatinės klausiau pirmą kartą, bet tikrai labai nustebino. Pats garsas buvo, aišku, pasiskaitęs, ko tikėtis, ką išgirsiu. Iš tikrųjų visai netokie buvo atsiliepimai. Galvojau, kad trūks žemo, kad gros daugiau vidurys, aukštas dažnis. Iš tikrųjų nieko nepanašaus. Šioj patalpoj, čia kambarys standartinis, kiek čia, kaip 15 kvadratų maždaug. Tai gal panašiai. Tikrai žemo labai daug, tikrai labai puikiai atkuriamas, nėra jokių aišku rezonansų, tai ko gero įtakoja kambario pats apipavidalinimas, kad yra daug daiktų. Tapetas yra medžiaginis, šilkinis. Šilko pagrindo tapetas, čia remontą, kai dariausi, biški pasiskaitinėjau, pasižiūrinėjau, nusprendžiau užsidėti šilko pagrindo tapetą, kad, sakau, biški garsam surinkti ir tai pasiteisinu. Pačios kolonėlės skamba labai transparent, ta prasme labai detalios, skambesys labai tikroviškas, natūralus, nėra jokių pašiltinimų, paskaninimų, pats garsas tikrai labai natūralus. Kiek teko girdėti, Steve Guttenberg kurį laiką klausė, 7 metus klausė elektrostatinių kvadų, po to Chesky Records, kur kūrė audiofilinę irgi muziką, įrašų studiją naudojo kaip monitorius ilgą laiką, tai tikrai kolonėlės, tos, kurios tikrai pasižymi puikių skambesių ir natūralių skambesių. Dabar norėčiau paklausti tavęs, kokia patirtis tavo su kolonėlėm, ką esi taip pradėjai nuo ko klausyti, kol daėjai iki pačių kvadų užaugai? Wow. Klausiau tai viską. Jaunystėje, aišku, kad ir Creative 2.1, kas nuo jų nepradėjo, tai faktas. Šiaip visokių įvairių kolonėlių, ambakvartus turėjau, ganėtinai neblogai tuo metu grojo man, sakykim, sonabai visokie su Philipso plačiajuošiais.
turėjau tokius naunėjimus, sakykim, jie ten kažkada buvo kaip ir Sharp inžinierių daryti, ten tokio seno dėduko užsieniečio. Turėjau, sakykim, tokių įdomių kolonėlių, bet kažkaip sakau, kol jie atsirado elektrostatai, pasiliko elektrostatai. Tuo labiau, kad yra galimybė klausyti iš nedidelio atstumo ir iš nedidelio atstumo jos, kad ir didelės, nedideliam atstumė jos groja labai kokybiškai man, žemo sočiai. Nors dažniausiai visi jas ignoruoja, kad žemo trūkumas. Nežinau, man tikrai užtenka ir daugiau nelabai ką aš ir ieškau. Ko gero, kai diskutavom, kad kambariai yra didelį, gal dėl to ten jau jos nebesiskleidžia. Greičiausiai. Bet aš irgi dažniausiai klausau iš artimo lauko, tai man dėl to irgi nebūna tokių dalykų, kad kolonėlės gruotų mažai žemą. Na, nebent pas mane kaip salionė kambarys labai prastas, tai tada tikrai būna problemų su tuo žemų atkūrimu. Na, labai įdomi patirtis, tikrai pirmą kartą klausiausi, būtų aišku smagu išgirsti ir 57, manau, kažkada bus proga, gal atrestauruosi, turiu dar, sakai, kelis modelius. Jo, turiu kelis komplektus. Tai o šitų tai tikrai esu labai nustebęs, labai puikios kolonėlės, tikrai kiek teko girdėti ir pačiam turėti, na, būtų tikrai mano top 5 geriausių kolonėlių, ką esu girdėjęs. Ir tikrai pranoko visus mano lūkesčius. Aišku, atliksime video pabaigoje testą, muzika bus be autorinių teisių ir patys galėsit kažkokią nuomonę susidaryti, paklausyti muzikėlės ir patestuoti šituos kvadus. Na, daugiau pats vinilo irgi paklausai kažkiek. Klausau vinilo, bet, sakykime, mano dabar turimas vinilo traktas ganėtinai silpnas ir net ne iš tolo tas, kas yra, sakykime, skaitmenoje šiuo atveju, tai neinvestuoju į plokštelių pirkimą, tiesiog klausau Tidalą. Na, Tidalą aš irgi kurį laiką labai klausau, dabar galimybės, kai pasikeitė, labai daug turiu įrašų kolekciją, tai irgi dabar klausau diskus, bet, na, atsivežiau savo Philips modifikuojamą dabar CD grotuvą, kur įdėjau lempas, Tidalą skamba geriau su juo daku. Tai kokį tu daką dabar naudoji dar gali? RME ADI 2 Pro. Čia rimtas šiaip aparatas, RME firma ten, sakykime, jau studijose, tai Hebra tikrai žino ją labai gerai, tai čia toks, sakykime, namam pritaikytas, turi ir ausinių balansinį išėjimą, jamą ausinės visokias, tai toks multipurpose įrenginys ir, sakykime, ir turi preampovo funkciją, tai šiandien skaitykim ir kaip preampą naudojam. Jo, bandam, tai tikrai labai pirmą kartą irgi RME produkciją klausiau, kaip dakas tikrai labai neutraliai skambintis, nėra jokių ten varginimų garse, tikrai puikus dalykas. Na, irgi rekomenduoju, jeigu turit progą kažkur paklausyti, tai tikrai pasiklausykit, tikrai, manau, nustebins ir užsimanysit įsigyti. Na, dabar atliksim audio testą, dar šiek tiek po to pakalbinsiu Edviną, tikrai įdomus labai pašnekovas, su įdomia patirtim. Labai didelis dėkui, kad priėmė į svečius, suteikė galimybę paklausyti. Tai visada prašom. O dabar pažiūrėsim tavo sistemą, pafilmuosim komponentus ir tada atliksim audio testą. Štai, žiūrovai, atlikom audio testą, aišku, muzika buvo be autorinių teisių, tai pasirinkimas šiek tiek ribotas, bet
galit susidaryti ausinės užsidėję šiokį tokį, kaip sakant, savo nuomonę apie šį skambesį. Tai dabar paklausiu apie patį stiprintuvo, kokia stiprintuvo to galia, kur dabar daugiausiai klausėm, kokios jos galia. Kažkur apie 7-8 vatai į kanalą. Grubiai taip. Nepušinu aš jo, nėra tai, kad jis ten maksimumais lakstytų, bet galės reikia šiaip, ta prasme. Kas supranta apie lempą, supranta, kad 7-8 vatai į kanalą jau lempai yra tikrai nemažai, ta prasme. Buitiniai technikui tai jau gali tampyti ganėtinai neblogas grindinės kolonėlės. Tai. O dabar apie kvadus, tai kvadų jautris 86. Kažkas tokio. O žiūrėkit, dabar, o kaip yra su 57 irgi tas pats jautris, ar teko domėtis to? O žinok, dabar net nebeatsimenu. Šiaip tai jautris yra panašus jų, bet man atrodo jų dažnį nekrenta biški žemiau, nes šitie man atrodo apie 16 KGZ. O ten, man atrodo, 15 ar 14 KGZ tik tais plius minus deklaruoja, tai jo, ten biški su aukštais mažiau. Turim šuniuką. Biški triukšmauja, bet nieko. Biški vaikšta, biški įdomu. Įdomu, muzikas perklausai. Jo. Tai pasėdina yra dar daug įdomių labai daiktų, kaip kvad stiprintuvas monoblokas. Jo, galinis stiprintuvėlis 606 dar yra, irgi būtų perklausyta nemažai laiko, šiaip ilgą laiką su juo gyvenau, gal kokius 4 metus su juo gyvenau. Viskas gerai, groja irgi ganėtinai neblogai, bet lempa kontroliuoja man biški smagiau. Na, lempa aš irgi dabar, kai pradėjau daugiau lempos klausyti, man irgi lempos garsas man arčiau širdies yra. Jo, ir žemas toksai gilesnis, duslesnis yra vokalas, gal plius minus, ten žinai, aukštas, gal plius minus, bet žemo kontrolė tai visai kita iš tikrųjų. Tai vat, ačiū Edvinai, kad priėmei svečius. Manau, dar ateityje nufilmuosim ne vieną video su tavim, nes turi daug įdomių dalykų. Matau ir juostinių tokių aparatų, kad nesu matęs. Tai parašykit būtinai komentarą, kam įdomu, kas norit panašaus turinio. Projektus galit paremti Patreon, PayPal. Na ir pridėsiu banko sąskaitą. Na ir iki pasimatymo. Iki.